Knygos anatomija. Ten, kur gyvena slibinai. Teksto anatomija pagal Viktoriją Girčiuvienę. Pradžia. Prieš daug metų, gal prieš kokius 7, lankiau rašymo kursus. Gavome užduotį parašyti vieną istorijos skyrių. Tad po pirmos pamokos važiavau autobusu ir telefone užrašiau sceną, kurioje Betė Mo bėga nuo slibinų. Ta trumpa ištrauka man taip patiko, kad nutariau tęsti. Ilgainiui Betė virto bite. Skyrius virto 2, o parašiusi pusę knygos nebegalėjau sustoti. Atrodė, kad negaliu mesti istorijos, nes į ją sudėjau per daug darbo. Stūmiau save ir radusi laisvą minutę rašydavau. Užtruko, tad knyga, kurios idėja gimė prieš tiek daug metų, pasirodė tik 2024. Per tą laiką ištekėjau, susilaukiau dukters, išleidau kitą knygą ir tik tada atsirado Ten, kur gyvena slibinai. Bet, manau, viskas susiklostė labai gerai. Turėjau užaugti, subręsti, patirti ir tik tada užbaigti šią knygą. Pasiruošimas. Iš pradžių nieko nesiruošiau, neskaičiau, nes ketinau parašyti paprastą istoriją apie karalaitę, kuri nori auginti slibinus. Bet rašant, kūrinys smarkiai kito, atsirado lietuviškų motyvų, tad būtinų perskaityti knygų sąraše atsidūrė Gintaro Beresnevičiaus Lietuvių religija ir mitologija – sisteminė studija. Kadangi atsirado baltiškų motyvų, personažai gavo lietuviškus vardus, knygoje suskambo senovės lietuvių burtai, o burtažodžius skolinausi iš prūsų kalbos. Pastebėjau, kad dažnai knygose, kuriuose yra magijos, autoriai burtažodžiams pasitelkia lotynų kalbą. Aš irgi būčiau taip dariusi, nes kalba labai sena, skamba egzotiškai, tačiau jutau, kad turiu daryti kitaip. Todėl internete susiradau prūsų kalbos žodyną ir panaudojau arba adaptavau prūsiškus žodžius. Pavyzdžiui, prūsų žodis nertingis reiškia nuožmus, piktas. Tokį pavadinimą gavo viena slibinų rūšis, o dergevingis reiškia laukinis. Ir šitas žodis virto slibinų rūšies pavadinimu. Burtai taip pat skambėjo prūsiškai. Kalbant apie pasiruošimą, man atrodo svarbu apsibrėžti, ko sieki ir tikėti tuo, ką darai. Prieš 6 metus pradėjau lankyti tapybos pamokas. Tad, kai mokytoja uždavė nutapyti tikslą, svajonę, norą, ėmiausi tapyti Bitės ir Boriso portretą. Nevykusiai, nemokėdama, tačiau man atrodė, kad jei Bitė su Borisu atsidurs ant drobės, tai atsidurs ir knygos puslapiuose. Taip galiausiai ir nutiko. Tiesa, tada Bitė labiau priminė mergaitę iš filmo Vaikams karališka drąsa. Tačiau noras jau buvo išreikštas, o Bitė galiausiai virto mėlynake blondine ir atsirado knygoje. Veikėjai. Kai rašau, man atrodo, kad viską išgalvoju ir manęs pačios kūriniuose netiek jau daug. Bet vėliau, kai kalbu apie savo kurtas istorijas, matau, kad tam tikri jausmai ar patirtys vis tiek sugulė į knygų puslapius. Šioje knygoje mano asmeninių patirčių mažiau, nes visa istorija buvo kurta nuo nulio. Supratau, kad rašyti maginės fantastikos kūrinį labai sunku, nes turi sukurti neegzistuojantį pasaulį, kuris būtų logiškas, kuo nors patrauklus ir įdomus. Labai norėjau sukurti stiprią, užsispyrusią, ypatingą mergaitę ir manau, kad Bitė tokia ir yra. Juokinga, bet mano pirmos ir antros knygos pagrindiniai herojai abu buvo Lukai. Nežinau, kodėl šis vardas įstrigo galvoje, bet kai pasirodė pirmoji knyga paaugliams, supratau, jog negaliu abiejose knygose rašyti apie Lukus, nes jei kada teks kalbėti apie abi knygas, gali būti painiavos. Tad Slibinų knygoje Lukas tapo Dovu. Pamenu, susirašinėjome su drauge ir aš jai siuntinėjau vardų variantus. Ne vienas jai nepatiko. Tada netikėtai ėmėm kalbėti apie jos sūnų ir kilo mintis knygai pasiskolinti jo vardą. Taigi, Bitės draugą pavadinau Dovu. Prisimenu, vaikystėje turėjau nedaug draugų,
vis nepritapdavau, tai per daug mokiausi, buvau neįdomi, tai juokingus batus avėjau, tai dar kas netikdavo. Ir tas draugų neturėjimas, nepritapimas, patyčios atsirado ir šioje knygoje. Būčiau norėjusi turėti tokį draugą kaip Dovas arba tokią draugę kaip Bitė. Tad džiaugiuosi, jog mano knygoje jiedu atrado vienas kitą. Aplinka. Dalis veiksmo vyksta Lietavijoje, magiškoje karalystėje, kurios gatvėse gali sutikti slibinų, tad ši vieta visiškai išgalvota. Veiksmas vyksta ir mieste, kurio pavadinimo specialiai neįvardinu. Vienintelis atpažįstamas objektas yra Juodkrantės raganų kalnas. Tačiau be šios detalės viskas gali vykti bet kur – Rygoje, Taline, Šiauliuose ar Čikagoje. Mano istorijai nebuvo svarbu veiksmo vieta, kad nereikėtų tiksliai jos aprašyti. Nenorėjau to, norėjau fantazuoti, todėl palikau neįvardintą miestą, kurį kiekvienas gali įsivaizduoti savaip. Kūrybinis procesas. Pirmąją knygą parašiau gerokai greičiau nei šią, nors šią rašyti pradėjau anksčiau. Tiesą pasakius, nemažai vargau kurdama magiškąjį pasaulį, prigalvodama įvairiausių detalių, kurios padarytų knygą unikalią ir įdomią. Nekartą teko sėdėti prie tuščio popieriaus lapo, bet nepasidaviau. Tariausi su draugais, skaičiau knygas, vaikščiojau, sportavau, žaidžiau su dukra ir galiausiai sugalvodavau tai, ką reikia. Įdomu, jog aprašiusi, kai Bitė susipažino su Dovo pasauliu, perskaičiau knygą, kurioje personažas į nepažįstamą pasaulį reagavo panašiai kaip Bitė. Pamenu, pradžioje labai susinervinau, nes aš pati tai sugalvojau, o štai kažkas panašią situaciją aprašė panašiai ir tai padarė gerokai anksčiau nei aš. Buvo tai pikta. Na, bet pyktis problemų spręsti nepadeda, tad sėdau ir kiek perrašiau savo skyrių. Išėjo geriau nei buvo prieš tai. Abi mano knygos pasirodė 2024-aisiais. Tuo metu mano dukrai buvo 3, tad rašiau jau jai gimus, per jos pietų miegą ar naktį. Nors rašyti norėjau nuo mažų dienų, buvau radusi mamos ne vieną istorijų prirašytą sąsiuvinį. Rimtai siekti svajonės ėmiausi susilaukus dukters. Kaip mokysiu savo vaiką siekti svajonių, jei pati to nedarau. Todėl pasiryžau gyventi taip, kaip noriu ir pradėjau kurti. Buvo nelengva. Tie, kurie turi vaikų, žino, jog motinystės atostogos kabutėse skamba labiau kaip sarkazmas. Augindama mažą žmogų atostogauji tikrai nedaug. Ir visgi, mamai šitas laikas gali tapti lūžio, prioritetų perdėliojimo metu. Supratau, kad turiu rašyti ir baigti savo kūrinius dabar, arba jau niekada to nepadarysiu. Skamba dramatiškai, bet žinojau, kad grįžus į darbą laiko bus dar mažiau, todėl rašiau kiekvieną laisvą minutę. Kai dukra paaugo ir pradėjo mažiau miegoti dieną, o aš grįžau į darbus, pasidarė sunkiau prisėsti prie istorijų. Tačiau jis su tėčiu turi savų ritualų, savų veiklų, į kurias aš nesiveržiu. Kol jie būna drauge, aš rašau, o jie kokybiškai leidžia laiką drauge. Arba rašau naktį ir toliau viliuosi, kad knygų ateityje pasirodys dar ne viena. Tik rutinos ar rašymo kasdienybės tikrai neturiu ir kadangi auginu dar vieną mažą žmogų, spėju, ilgai neturėsiu. Iliustracijų anatomija pagal Austėją Masevičiūtę. Stilius. Koks bus iliustracijų stilius, supratau nuo pat pradžių, kai nupiešiau bandomąją iliustraciją. Paprastai taip mėgstu piešti laisvalaikiu. Iliustracijose daug baltiškų motyvų. Jie labai tiko, apsisprendus, kad piešiniai bus nespalvoti. Mano kūrybinis kelias gana ilgas, bet knygą vaikams teko iliustruoti pirmą kartą. Tad piešiniai skiriasi nuo to, ką piešiu savo. Man tai buvo nauja, teko žiūrėti iš kitos perspektyvos. Toks piešimo stilius paslaptingas, gal kiek naivus ir man labai artimas. Iliustruodama šią knygą turėjau visišką laisvę. Galėjau piešti veikėjus taip, kaip juos įsivaizduoju,
beliko tik aptarti galutinį rezultatą. Esu kūrusi knygas ir anksčiau, bet šis darbas labai skyrėsi nuo to, ką dariau studijų laikais, nes knyga skirta vaikams – skaityti, tyrinėti iliustracijas ir leisti savo vaizduotėj paklaidžioti nespalvotame, gal kiek kinematografiškame iliustracijų pasaulyje. Pasiruošimas. Skaičiau knygos tekstą, pasibraukdavau sakinius ir žodžius, kurie įkvėpė. Viską piešiau iš savo vaizduotės, pasinėriau į tą magišką bitės pasaulį, kartais net nepieždavau pradinio eskizo, visas iliustracijas jau turėjau galvoje. Tiesiog gilinausi į tekstą ir jo interpretaciją. Veikėjai. Mano kuriami veikėjai kiek stilizuoti. Veidai primena senus lietuviško folkloro medžio raižinius, senovinės skulptūrėlės. Visą tai perkeliau į skaitmeninę erdvę ir iliustracijas baigiau piešti kompiuteriu. Pačiai atrodė, kad piešiu iš pasąmonėje sukauptų vaizdinių, bet yra ir kelios detalės atitinkančios mano tikrovę. Bitės tėtis, toks kaip mano tėtis, ieškantis savo dukros paslaptingame pasaulyje ir galiausiai randantis. Toks pat barzdotas, susivėlęs, su vilnoniu megztiniu. Manau, iš ties ėmiausi įkvėpimo iš savo gyvenimo, savo kasdienybės. Tai šeima, meilė, draugystė. Ir baugus, paslaptingas pasaulis, į kurį bitė patenka. Aplinka. Aplinką ir detalės kūriau iš savo vaizduotės. Bet, pavyzdžiui, vaikų globos namai yra ir prie mano namų tėviškėje. Bandžiau įsivaizduoti, kaip ten jaučiasi ir gyvena vaikai. Gal ir giria, kurioje atsiduria bitė, yra panaši tą, kurioje vaikystėje vaikščiodavau su tėčiu. Tai paslaptinga vieta, kur sužinojau atsakymus į daugelį man kildavusių klausimų. Slibinų miesto grindinys išklotas man gerai pažįstamais akmenimis matytais vaikystėje. Tiesiog įsitraukiau, įsijaučiau į knygą ir visi atmintyje sukaupti šviesūs dalykai sugulė į mano iliustracijas. Siužetas. Svarbiausia buvo pavaizduoti veikėjus, nes mėgstu piešti žmonės, įsivaizduoju save kaip tą personažą, kuris viską išgyvena. Nors mano kūryboje yra įvairiausių gyvūnų, gamtos užuominų, leidau savo patirti, ką patiria knygos personažas. Svarbiausia buvo ne šiaip pavaizduoti žmonės, bet suteikti jiems šiek tiek mistiškumo, magijos ir padaryti juos ypatingus. Kūrybinis procesas. Kūrybinis procesas užtruko 3 mėnesius. Žinoma, nepiešiau nuolatos, negalvojau apie tai be perstojo, tiesiog turėjau knygos rankraštį. Skaitydavau, pasitraukdavau, bandydavau įsivaizduoti, įsijausti, persikelti į knygos pasaulį. Tai antroji mano iliustruota knyga ir ši buvo daug rimtesnė. Svarsčiau, kaip visą tai parodyti vaikams, kad jiems būtų įdomu. Galvojau, jei būčiau maža, ar man būtų įdomu. Po truputį eskizavau tiesiai į švarraštį, ištrindavau, kas netiko, perpieždavau, trindavau, kol galiausiai viskas susilipdė. Tuo metu visu etatu dirbau darbe nesusijusiame su piešimu. Piešiau laisvu laiku. Tai buvo mano pačios laikas, skirtas pabūti su savimi. Intensyviai bendravau su tėvais, draugu, jie mane skatindavo kurti ir nesustoti. Nes kartais mano gyvenimo rutina tampa pilka kaip dovo gyvenimas pasaulyje, kuriame nėra magijos. Tada stengiausi atrasti grožį, kad ir keistame praplaukiančiame debesyje. Mano paprastą rutiną paįvairina maži, bet gražūs gyvenimo momentai. Perpiešti teko. Netgi viršelį turėjom atrinkti iš 6 skirtingų. Turėjau 2 nupieštus viršelių variantus, kur vaizduojami ne tik slibinai, bet ir bitė su dovu. Pasitarę priėmėm sprendimą palikti tik slibinus. Kad knyga taptų paslaptingesnė, visko nutarėm nerodyti. Man buvo smagu piešti viršelį, nes turėjau galimybę panaudoti spalvas. Visada linkstu į mėlynus atspalvius, dėl to, manau, viršelis man ir patinka. Tai buvo puikia galimybė iliustruoti ir susipažinti
tiek su leidykla, redaktoriumi ir pačia autore. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Projekto namai Vaikų žemė. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Garso įrašas darytas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos kūrybos laboratorijoje. Šios knygos kūrėjų biografijas ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.